Kaip kovosim su korupcija ir korupcionieriais turbūt. Programai numatyta vienas punktas, kad senaties termino korupciniam nusižengimam nėra. Bet čia reikia, kad Seimas priimtų įstatymą, paprašyti, kad jis priimtų, ar ne? Tai čia pirmas. Toliau, kai sugrąžinate, ką pagrobėt, tai nebūtina sodinti jūs į kalėjimą. Gaunat baudą, bet kalėjime galite ir nesėdėti, ar ne? Tai čia antra. Ir trečia, šičia ta ypatingojo prokuroro institucija, čia viena iš tų priemonių, kurios gali pakratyti visus. Pakratyti ir nuo teisėsaugos pradedant, teisėsaugo tai ir prokuratūra tame tarpe, ir paklausti, o kodėl jūs čia taip nepakankamai pasižiūrėjote šitą bylą. Vat imkim pavyzdį, Kauno teisėjo reiktų paklausti, kodėl jisai 8 kyšininkavimo aferas Kaune sujungė į vieną. Ir tada čia nepastovus kyšininkavimas buvo, o vienas tik tai epizodas. Ir 260 000 tik tai kyšių paėmė, tai baudelė nedidelė, kiek ten 65 000. Tai to teisėjo reikėtų paklausti. Ir tada prezidentui kelti klausimą, ar tas teisėjas tinkamai atlieka savo pareigas. Nes jeigu teisėjų luomą mes šitoj vietoj nesureguliuosime, kad akivaizdžiai neteisingi sprendimai negalimi, tai tada mes irgi pasiekti negalėsime nieko. O čia jau šitoj vietoj sureguliuoti teisėjų luomą jau tiesiogiai prezidento uždavinys. Baigiau.